Na kągi, sveiki, gyva. Norėčiau šiandien parodyti pamoką pačią pirmą, tai bus paigot SNTLs. Tai mums reikės iškart sakau, ką reikėtų, tai mums reikėtų šito plugino, šito ir šito. Tai dabar einame į mūsų serverį, mano hostas, rašome rl ir startuojame serverį, parašom ką nors, pl, matote. SNTLs, SNTLs spawn, SNTLs chat. Einame į mūsų šitą, spaudžiam Ctrl R, SNTLs. Einame į mūsų config. Dabar einame į pačią apačią, tai pavyzdžiui, padarysim, kad mes matote su antibuldu čia susiję, čia spawnas. Matote, čia yra atskiri parašyta visi configai, kokie turi būti. Čia Essence Project, čia kad statyti, tai panašiai. Čia SNTLs chat, mes turime jį. Tai tiesiog įsiklijuojame mūsų, aš jau esu pasidaręs, susiklijuojame mūsų šitus gerus dalykus. Savinam, spaudžiam, rašome reload, čia restartuot, parašom beliko raidę ir matote. Aš parašiau ir mums iškart parašo taip. Pavyzdžiui, aš noriu pakeisti, kad taip neatsibūtų. Tiesiog padarome. Tai va, oi. Šitaip. Ir tiesiog pakeičiame rodiklės į kitą pusę. Ir dabar šitos galime ištrinti. Dabar taip. Dabar mums reikia, pavyzdžiui, norite, kad uždėtų spalvą. Tai rašome tokius du. Šitaip ir, pavyzdžiui, 4. Tai 4 yra raudona spalva. Ir tada uždedame šitaip ir L nutriname ir, pavyzdžiui, kokią 6. Dabar tiesiog nukopijuojame ir įklijuojame čia. Tiesiog. Tai va. Čia irgi būtų zaibys, kad būtų šitaip. Per gerai padariau. Tai rašome, savinam. Ai, blogai padariau. Matote, aš nepadariau šito. Tai va, savinam, restartuojam serverį, restart. Spaudžiame raidę ir matome, pavyzdžiui, save, čia, Edvinas. Matote, rašo kaip. Gerai. Tai panašiai, tai šiandien tiek su tokiu SNTLs chat pluginu. Ir tai va, tai darykite, ką norite. Padarysiu aš pavyzdį savo serverio kurto. Įdėsiu nuotraukytę. Tai su jumis buvo Edvinas. Viso gero.